Prekybos centras norėjo švęsti savo 5-ąjį gimtadienį. Mažas biudžetas atrodė didelė kliūtis, bet mes pasiūlėme pasielgti kitaip. Gimtadienio pramoginį renginį paversti pirkimų skatinimo akciją su didžiulėmis nuolaidomis, naktiniu apsipirkimu ir atrakcijomis, neišleidžiant visų metinių pinigų. Koncentruota tikslinė komunikacija leido pasiekti reikiamus žmonės mažesnėmis sąnaudomis. Surinkę klientų kontaktus, išsiuntėme naujienlaiškius ir SMS. Radio reklama. Reklama regioninėje spaudoje ir televizijoje leido pasiekti platesnę auditoriją. Netradicinė komunikacija atkreipė miestiečių dėmesį. Pučiamųjų orkestras, šokėjos ir transparantų nešėjai kvietė žmonės į apsipirkimo ir kultūros šventę po įprastinių prekybos centro valandų. Į prekybos centrą Aušra atkeliauja Paryžius, nes čia naktis kitaip. Duonos ir žaidimų, nuolaidų ir pramogų pasiūlėme visiems atėjusiems. Koncertinė programa, netradicinio kino seansai, naujos parodos. Kiekvienas turėjo kuo pasimėgauti. Apsipirkimas tapo malonę pramogą. Rezultatai viršijo lūkesčius. Vienkartinė akcija tapo tradicinė. Po 4 metų ji buvo transformuota į akciją Oho diena. Tikslingai surinkti kontaktai toliau sėkmingai naudojami prekybos centro komunikacijai.